Labas! Šiandien pasinersim į Teltonikos skandalo sūkurį, kuris beje atskleidė, kad ne viena įmonė Lietuvoje užstringa biurokratijos džiunglėse. Taip pat pažiūrėsim, kokios srities įmonės trina rankomis dėl Donaldo Trumpo pergalės ir kodėl kai kurie amerikiečių verslai nerimauja, kaip toliau vystysi santykiai su Kinija. Pakalbėsim apie tai, kas prognozuojama auksui ir vis tik tai, kodėl bitkoinų vogti nereikia. Žiūrim. Tokio skandalo Lietuvoje nebuvo jau seniai. Šiaip įprastai verslai visokius biurokratinius ir kitus trikdžius bando spręsti už uždarų durų, bet neapsikentęs Teltonikos įkūrėjas Arvydas Paukštys pasitelkė viešumą. Jis pareiškė, kad Teltonika stabdo technologijų parką su 10 gamyklų statybas ir Lietuva puslaidininkių nebegamins. Čia kalbama apie žvėriškus pinigus. 3,5 milijardo eurų investicijų. Paukštys pažėrė kritikos politikams ir institucijoms bei pabrėžė, kad tai Lietuvos valdžia užblokavo šitas investicijas. Paaiškintos ir priežastys, kurių viena Litgrid nepajėgė užtikrinti Teltonikai reikalingų elektros pajėgumų. Via Lietuva blokavo elektros kabelių tiesimą, o valdžia neskiria pakankamai paramos. Netgi žemės paskirties keitimas strigo. Į viešumą institucijos, ministrai, premjerė Ingrida Šimonytė ir net prezidentas Gitanas Nausėda iškart reagavo. Skambino Paukščiui, vėliau susitiko, tarėsi, kaip problemas išspręsti. Ir panašu, kad biurokratinės džiunglės viešumo žingsnių bent jau kol kas pavyko apgenėti. Institucijos pradėjo veikti ir dabar tikimasi, kad projektas visgi bus įgyvendintas, tai galbūt keliais metais vėliau nei tikėtas, iki 2032. Nors pati Teltonika dar neatmeta, kad visko čia dar gali būti. Beje, apie biurokratinės kliūtis ir stringančias duomenų centro statybas jau prabilo ir Telia. Tai tikėtina, kad Teltonikos ir Telios istorijos tik ledkalnio viršūnė. Kaip jums atrodo, ar Lietuvoje per daug biurokratijos ir ar tai kenkia mūsų ekonomikai? Ką reikėtų daryti kitaip? Parašykit komentaruose. O vat Amerikoje įmonės turi kuo pasidžiaugti. Bent jau kosmoso bendrovės tikrai dėkoja kosmosui už išrinkto JAV prezidento Donaldo Trumpo ir turtingiausio pasaulio žmogaus Elono Musko draugystę. Muskas ne tik išleido virš $100 milijonų Trumpo kampanijai, bet dabar dirbs ir prezidento administracijoje. O Trumpo dėmesys kosmoso pramoniai drebina rinką. Savaitę po rinkimų dalies kosmoso sektoriaus bendrovių akcijos smarkiai šoko į viršų. Pavyzdžiui, Rocket Lab fiksavo 41% augimą, Intuitive Machines 28%. Spire Global 26%, o Planet Labs 16%. Žinoma, pastebima, kad šie kilimai gali būti susiję ir su individualiais bendrovių pranešimais apie pažangą, ketvirčio rezultatus ar kitus pozityvius reikalus. Tačiau analitikai neabejoja, kad tai apskritai signalizuoja apie optimizmą dėl sektoriaus perspektyvų, kurios tikrai nemažos jau vien dėl Trumpo ir Musko bičiulystės. Investuotojų domėjimas šiuo sektoriumi suaktyvėjo, o prie to prisideda ir JAV planai su Artemis programa grąžinti žmogų į Mėnulį bei Musko norai pasiekti Marsą. Tie investuotojai, kurie dabar jau kelia savo akis į kosmosą ir trina rankomis dėl kylančios rinkos, kažkada irgi nuo kažko pradėjo. Visgi negalima sakyti, kad viskas tik pūkuota ir gražu toje Amerikos žemėje. Mat po Trumpo išrinkimo yra veiksnių keliančių ir nerimą JAV įmonė. Vienas iš tokių veiksnių – Donaldo Trumpo planuojama griežta politika Kinijos atžvilgiu. Verslai nerimauja, kad tai gali sukelti didelių ekonominių ir logistinių iššūkių. Išrinktas JAV prezidentas nori sumažinti amerikiečių priklausomybę nuo Kinijos ir žada 60% tarifus iš Kinijos importuojamoms prekiams. Amerikietiški verslai sunerimę, kad tai gali virsti tiekimo grandinių sutrikimais, išaugusiamis kainomis vartotojams ir darbo vietų mažinimu. Bet to Kinija gali irgi imtis veiksmų, boikotuoti ją produktus arba įvesti griežtesnius reikalavimus. Aišku, jeigu tokie tarifai būtų įvesti pačiai Kinijai, reikėtų galvoti, kaip išsisukti, nes tai antrai pasaulio ekonomikai irgi būtų rimtas iššūkis. Kinijos ekonomika dabar trapesnė nei prieš keliarius metus ir turi mažesnės galimybės susitvarkyti su išoriniais veiksniais. Todėl pakelti tarifai, nuvertėjusi nacionalinė valiuta, gali sukelti kapitalo nutekėjimą ar net destabilizuoti šalies ekonomiką. Aišku, čia dar daug klaustukų, bet kad prekybos karas paaštrės, turbūt neabejoja niekas. Technologijų milžinė Samsung paskelbė apie daugiau nei $7 milijardų vertės akcijų išpirkimo programą. Tai procesas, kurio metu bendrovės ar stambieji akcininkai perka akcijas iš mažesnių akcininkų. Tokiu žingsniu bus siekiama padidinti akcijų vertę po to, kai jos praėjusią savaitę krito iki žemiausio lygio per 4 metus. Per artimiausius 3 mėnesius planuojama supirkti akcijų už daugiau nei 2 milijardus ir jas atšaukti. O kokių sprendimų imtis dėl likusių 5 milijardų Samsung dar ketina spręsti valdyboje. Rinkos iškart sureagavo į šį pranešimą, nes po jo Samsung akcijų vertė pakilo 7%. Tačiau metinis nuosmukis vis dar siekia daugiau nei 30%.
Samsung užmojus analitikai sveikina, bet aiškesnės verslo strategijos vis dar pasigenda. Turi auksą? JAV investicinis bankas Goldman Sachs ko gero pasiūlytų tau jį ir pasilaikyti. Goldman Sachs prognozuoja, kad aukso kainos kitais metais pasieks rekordinės aukštumas ir mano, kad 2025-aisiais auksas bus viena svarbiausių biržos prekių. Tikimasi, kad į Baltuosius rūmus sugrįžus Donaldui Trumpui aukso kainos toliau kils, o prie to prisidės ir JAV centrinių bankų paklausa bei palūkanų normų mažinimas. Filmavimo dieną aukso kaina siekia apie $2600 už unciją, nors praėjusį mėnesį kaina buvo pasiekusi ir 2800. Prognozuojama, kad kitų metų gruodį kaina gali pasiekti ir 3000. Kol vieni džiaugiasi dėl būsimų aukso rodiklių arba fantastiško bitkoino pakilimo, kiti už nusikaltimus susijusius su bitkoinu sėda į kalėjimą. Rusijoje gimęs, bet JAV užaugęs hakeris Ilja Lichtensteinas Amerikoje pasiųstas 5 metams už grotų dėl vienos didžiausių kriptovaliutų vagysčių. 2016 metais hakeris sugebėjo įsilaužti į Bitfinex kriptovaliutų biržą ir pavogti apie 120 000 bitkoinų. Jų vertė tuo metu buvo apie $70 milijonų. Tačiau kai Lichtensteinas buvo sulaikytas prieš porą metų, jo vagystės vertė jau siekia apie $4,5 milijardo. Dabar bitkoinai balansuoja ties $90 000 riba, pavogta suma išaugo dar bent keletą kartų. Negana to, hakeris kartu su žmona bandė paslėpti ir išplauti pavogtus bitkoinus, naudodami fiktyvias tapatybės, keisdami kriptovaliutas ir pirkdami aukso monetas. Jo žmonai teko mažesnė bausmė – 1,5 metų kalėjimo. Lichtensteinas jau matyt nekantrauja išeiti į laisvę, nes pažadėjo, kad kai bus laisvas žmogus, savo įgūdžius panaudos kovai su kibernetiniais nusikaltimais. Žinot, kas visada yra geriau nei vogti svetimus pinigus? Sąžiningais būdais užsitikrinti savo finansinį saugumą. O tam, kad tai padarytume, pirmiausia reikia mokėti elgtis su pinigais ir žinoti, kaip juos valdyti. Visiems pasitaiko iššūkių ir problemų, bet jos išsprendžiamos, jeigu jas sprendi. Kartais tiesiog galbūt trūksta žinių arba įgūdžių. Bet būtent dėl to ir noriu pakviesti tave į konsultaciją, kur pasikalbėsim apie visus tau rūpimus asmeninių finansų klausimus. Aptartume kylančias problemas ir jų sprendimo būdus. Video aprašyme rasi testą, jis padės nustatyti tavo finansinio raštingumo lygį. Atlik jį, o tada jau registruokis į konsultaciją. Dar apie problemas Lietuvoje. Migracijos departamentas skelbia, kad užsieniečiams skirtos pramonės kvotos greitai bus išnaudotos. Šiuo metu daugiau kaip 80% iš 5050 kvotos jau išnaudota, o dauguma užsieniečių dirba pramonėje. Darbdaviai pabrėžia, kad Lietuvoje trūksta kvalifikuotų specialistų, tokių kaip suvirintojai, mašinų operatoriai ir metalo konstrukcijų surinkėjai. Todėl jie įdarbina darbuotojus iš Uzbekistano, Kazakstano, Indijos ir kitų šalių. Nuo kitų metų bus nustatyta bendra kvota pramoniai, paslaugom, žemės ūkiui ir statyboje, o ją viršijus užsienio piliečių pakviesti nebebus galima. Šiandien tiek, ačiū, kad žiūrit, nepamirškit paspausti subscribe ir like mygtukų ir pasimatom kitose laidose. Iki!